Žinot, pirmą kartą tenka būti šalia tokio didelio kaktuso ir jį čiupinėti ir matyti, kad jis be spyglių ir kad jis nėra pavojingas. Ir, mažiukai tokie spygliukai yra, bet iš tikrųjų kaip gera, kad jis nėra pavojingas, ne, iš tikrųjų. Tai pagalvoju, kad kartais tai būna ir su mumis. Tie spygliai kartais būna tokie labai dideli dėl įvairių gyvenimo aplinkybių, kad niekas nesitikė, kad jie sumažės, bet reikia prieiti. Vat kaip aš dabar priėjau prie šio kaktuso gal po mėnesį tiktais ir iš tikrųjų pamačiau, kad jame nėra spyglių. O prieš tai buvo išankstinė nuostata, ar ne, kad, kaktusas, ką čia spygliai, visa kita. Tai va, bet paguoda kas? Paguoda man yra, kad Dievas neturi tokių išankstinių nusistatymų prieš mus, kad ir kokie mes buvom ir kad ir kas nutinka. Ir kad jis visada yra tas pirmas, kuris iškart prieina prie mūsų, jei tik mes leidžiamės. Tai yra kur mokytis. Tai impulsas dienai. Ar sutinka tokių kaktusų, ar jūs esate tas kaktusas ir koks? Kaip šis, o gal ir pūkuoti? Ar dar reikia šiek tiek pamažinti spyglių. Tai ką, geros dienos, impulsas dienai. Iki.